menas ir žaliuzės, netikėti sprendimai ir stiliaus paieškos. Parodyk, kokie tavo langai, pasakysiu, kas esi. Galima ir kitaip. Pagal langų dangalų raštą nuspėsiu, kur buvai. Lietuvoj mes dar vis labai stipriai naudojam spalvinės gamas. Raštus, gėlytės, lapelius, sakykim taip, mašinytės, burbuliukus ir taip toliau. Mums lietuviam dar yra svarbu, kas bus ant lango ir koks paveikslas bus pagaliau ant lango pakabintas. Neišimtis yra tai, kad žmonės labai stipriai netgi savo kelionių nuotraukas dedasi ant roleto ir užsideda ant lango. Lietuvoje prieš porą dešimtmečių paplito žaliuzės. Iš pradžių nedrąsiai vienas modelis ir viena spalva, dabar spalvų ir modelių įvairovė. Įdomu tai, nors save ir laikome europiečiais, mūsų spalvų ir raštų supratimas skiriasi. Skandinavai ir dalis Europos, jie yra daugiau tokie konservatyvūs ir jie daug spalvų nenaudoja. Jiems svarbiau yra techninė audinio ar produkto savybė. Prieš 14 metų viename garaže su draugu pabandęs padaryti žaliuzės kaunietis Mantas Jančiauskas šiandien nesigaili iš to valgantis duoną. Nusipirkom paprastą salą ir peiliukų pasidėliniuoti ir peiliukų ten apipjausdavai, pats surinkdavai, atsimenu, buvo rekordas vieną dieną 5 roletus pasigaminom. Atrodo paprasta gaminti žaliuzės, bet iš tikrųjų labai sunku. Nes yra brangus ir delikatus dalykas. Viskas rankutė. Nes kiekvienas užsakymas yra, mes negaminam, kur būna parduotuvės, 1,30 m pločio, 1,50 m aukščio, ir nusipirkit ten tą pakuotę. Pas mus viskas yra paklaida, gali būti iki 0,7 mm. Įmonės produkcija šiandien žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir 15 pasaulio šalių. Tai Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, Norvegija, Belgija, Danija, Lenkija. Pasak langų dangalų įmonės vadovo, mūsų supratimas apie estetiką ir funkcionalumą palyginus su europiečiais skiriasi 5 metais. Nežiūrint to, mes kartais esame labai originalūs. Jūratė Rekevičiūtė, žinoma, grafikė, padarė kolekciją, kuri vadinasi Yes, taip ir vadinasi, nes Jūratės pozityvas ir mūsų gebėjimas viską sujungti kartu gavosi labai neblogai, sakykim taip. Ir keli iš pavyzdėlių. Turime apie 90 Jūratės sukurtų grafikų ir būtent mes šitą grafiką, liaudiškai pasakius, susukam į mechanizmus ir uždedam klientui ant langų. Pas mus viskas sekundėm skaičiuojama. Kaip biznis sakoma, yra arba aukštyn, arba žemyn. Tai turi rinktis arba į viršų, arba į apačią. Tiesiai neįmanoma.